Top Sporto lygai neturi. Tiesiog kitame sezone, bet Meinardas Mikulėnas nesėkmingai ten bandė ieškoti komandos draugo, bet vėlgi situacija buvo sunki. Dabar smūgis į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys, Aminas plikos metrų, tačiau kamuolys skriejo virš vartų. Dar kartą šis epizodas. Akansonas, taip, čia buvo atsidūręs 1-2 ir jeigu būtų pasislinkęs link Romualdo Jansono, Aminas Benšaibas būtų turėjęs dar daugiau erdvės, tad tikrai reikia pagirti. Čia yra situacija prie Inosono ginamų vartų. Taip, Akansonas tikrai buvo atsidūręs labai nepatogioje ir nemalonėje situacijoje. Čia Černycho smūgis. Ryžta žaisti Batro ore. Dabar Sirgedo netikslus perdavimas, Švystrys vėlgi uždėlėsi šiek tiek Armandas. Perteklinis lietimas, Urega perėmė kamuolį, dabar Urega klaidina varžovą, dar kartą klaidina. Perdavimas į kairę, arčiau vartų, smūgis ir įvartis. Įvartį muša Kauno Žalgiris gražios atakos metu, 33 minutę. Aminas Benšaibas išveda šeimininkus į priekį, o Fabianas Urega sikirto kamuolį po save. Štai čia pirmą kartą Švystrys gula ant vėjos, dar kartelį Švystrys yra apsukamas aplink save ir po to jau Rimpa. Jo perdavimas į kairę, Armandas Švystrys į baudos aikštelę. Stankevičius laimė Rotvikovą, žinoma, čia lengvas grobis Tomui Švetkauskui. Antrame kėlinyje mesti savo svarbesnius ir kokybiškesnius žaidėjus į kovą, jog šie kompensuotų, kas prarasta. Stanulevičius grubiai suklydo ir Inosonas gelbėjo komandą, tačiau kamuolys tik dabar yra išmušamas ribos, tai jau galima konstatuoti. Kampinis keliamas, Gratas Sirgedas, jo perdavimas, smūgis galva ir įvartis. Nesėkmingai žaidžia Inosonas ir Romualdas Jansonas. Jo ketvirtasis įvartis Top Sporto lygoje, 49 minutė ir kėlinys riteriams prasidėjo labai nesėkmingai. Sykį Inosonas išgelbėjo savo komandą, po to, kai prastai sužaidė Rokas Stanulevičius. Dabar vartininkas iš Gaičio nepagelbėjo savo komandai, ne pačioje sudėtingiausioje situacijoje. Na taip, niekada tikrai nesinori labai kaltinti vartininkų, bet man šioje situacijoje taipogi pasirodė, jog tikrai galėjo kur kas užtikrinčiau sužaisti ir atremti šį smūgį. Jei gerai pamenu, nes jau teko ruoštis sezonui su Vilniaus riteriais Top Sporto lygoje. Benšaibas, jo smūgis iš toli, Inosonas gaudo kamuolį, nesudėtingas, tai buvo smūgis Vilnietis. Pavlovičius, 73 minutę, atlieka standartinę situaciją, Tolordavas, smūgis galva, Virpstas ir Ajajai, nepasisekė čia Garisonui Inosonui, Fortuna tikrai ne futbolininko iš Gaičio pusėje, tačiau net ir tokios kuklios pajėgos atakuojant suteikė galimybę Antonui Tolordavai atlikti. Šios dienos rungtynėse dar kartą ši situacija. Laisvas visiškai buvo Antonas Tolordava, jam čia daug erdvių suteikė vienas iš riterių žaidėjų. Panašu, kad zonomis čia Žygimantai gynėsi riteriai, tačiau kai Mulahalilovičius apie veržlumą, tuos pirmosius žingsnius su kamuoliu, tikrai gerą įspūdį paliko šis žaidėjas. Dabar perdavimas į dešinę, Estevezas, baudos aikštelėje, vokietis, jo perdavimas Aičičiui, jis smūgiuoja ir Lazaras Aičičius greitai šiek tiek grąžina intrigos į šios dienos rungtynes. 75 minutė, legionierius su Serbijos puikių smūgių į artimąjį vartų kampą neleidžia šiandien džiaugtis Tomui Švetkauskui. Įvarčio pakartojimas, vadinamasis cutbackas atgal ir per daug erdvės suteikė šiam rytui. Tačiau Divainas, tai yra toks žaidėjas, kuris tikrai nebijos štai taip sužaisti tokiose situacijose. Čia prarastas kamuolys ir Saičičius, smūgis, Švetkauskas, Estevezas ir Švetkauskas išsaugo. Ten buvo nuošalė, kai smūgį atliko Saičičius. Pasižiūrėkime šią situaciją. Ne, čia tikrai nuošalės nebuvo. Ir bravo Tomui Usavičius štai taip kovoja ir perimtas kamuolys. Ar atliks Usavičius perdavimą, mato Estevezą, gali būti pavojinga, bet nesėkmingas lietimas, ataka tęsiasi ir Kauno Žalgiris išsikaps. Estevezas atliko nesėkmingą pirmą lietimą, dar kartą ši situacija ir čia jau gerai sužaidė Nidas Vosygužės 9 dieną, penktadienį, Vilniaus derbis. Tad tikrai laukia akistata visai įdomi, žinoma, Vilniaus Žalgiris akivaizdus favoritas, bet kaip dabar
Čempionai neblizga, o riteriai tikrai. Oi, čia Švetkauskas vėl žaidžia sėkmingai. Tiesiai įskriejo kamuolys, tačiau ne pačia patogiausia trajektorija. Andrius, tikrai tas Vilniaus derbis irgi gali būti pakankamai įdomus, nes riteriai turi potencialo sužaisti sėkmingai ir taip, kaip jie žaidžia antrą kėlinį, jeigu taip panašiai žais ir penktadienį. Šį žaidėją tikrai reikia labai atidžiai ginti standartinių padėčių metu. Šį kartą jis atleido savo varžovams. Pasižiūrėsime, ar tai bus kitą kartą. Donatas Šimėnas užfiksavo dvikovos pabaigą. Rezultatu 3-1 švenčia pergalę Kauno Žalgiris.